Panašu, kad įrašo. Panašu, kad įrašinėja. Turbūt pasimaivysim, kaip mes čia. Mūrijam norėjau pasakyti. Raidės maišosi labai dažnai. Mūrijam. Mūrijam. Košės panašai. Čia tiesia dalis labai lengvai ir greitai eina. Linksmoji dalis prasideda, kai kampai prasideda. Įsileidimai kampai, tai biški durniu. Kaip mes čia mūrijam. Turėtų matytis dabar. Statybų studija, tai vadina. Kelias, išelis. Nesikeitis nei pusės milimetro. Nubraukim šiuką. Studijuojam. Šiuką šneka. Labai. Šitą privedam. Blokelį biškį pakrodam. Viskas, blokelis sėdi savo vietą. Kitas blokelis. Hop. Sukam galais. Svarbiausia tą klinšą pataikyti gerai. Blokelis sunkus, 16 kg blembai. Linkęs jisai skelbti elgesio autonomiją. Biškį reikia pakoreguoti. Biškį kvaktelėjom. Neblogai yra. Tiesiog irgi neblogai. Nieko daryti daugiau nereikia. Dabar šitą vietą aš iš pats matau, kad yra žemesnė. Todėl prieš eidamas tolyn šitą vietą aš truputuką lengvą korekciją. Blokelių yra matmens paklaida pakankamai didelė. Nors tie arko blokeliai čia reklamuojasi, kad mes jau tai. Pakrutinus techninius duomenis, jūs aiškėja, kad tas mes tai plius minus 3 mm. Kas yra 3 mm darant apdailą, jeigu mūryt sugebė iki pusės milimetro. Blokelių paklaida 3 mm. Vėliausia tą klinšą pataikyti. Sėdu, ten irgi sėdu. Pradžioj jisai kurta tiesiog plika ranka. Biškį praeitą reikia pašnekinti. Nedaug, bet aš matau 2 blokelių sąveikoje, kad jisai turbūt ne visai idealiu. O, viskas. Nu, dar vieną. Išfizdinsim. Ir paskui prasidėt, kai sako, tas kiek kliūšiai visokia linksmoji dalis, kaip aš vadinu. Stelažų neapsivož, blecha. Iš jų būtų pati linksmiausia iš linksmosios dalis. Kaip minėjau, blokelis yra 16 kg. Tai jį sodinti tiksliai. Kur kas man sekasi. Tarpelis ne tik pusės milimetro, bet ir 1/10 milimetro neviršyje. Ten dainuoja, kad niekad niekas nemylėjo manęs. Blet, namą turėsiu, visi mane mylės. Dabar matau užpraeitas blokelis biškį šneka į pievas. Ir praeitas biškį šneka, taip tiesiai perliniuoti visą mes jį. Daug daužyti daužčiuko negali, bet lengvai pakoreguoti gali perliniuoti. Lengvai. Tiesiog ir patikrinam iš galą, ar vertikalė mūsų nenuvažiavo. Biškį pavažiavo nedaug, bet šiaip iš esmės viskas gerai yra. Labai nedaug. Blemba vis tiek nėra linksma čia. Šitą tam, biškį nepatau.
čia atvažiuoju. Šis kelias, sakau, man biškai. Į pievas. O, patikrinau aną. O, sušnekom ir dabar patikrinom vertikalę. O, dabar ir vertikalė visai nebloga. Ir viskas, manau, kad viską čia pataikė. Tai va, tiek iš statybų studijas. Tiek video medžiagos. Vakaras. Šiandien yra, jeigu neklystu, 25 ar 26 gegužės. Žibintai visi. Motociklas. Ai, motociklo gal nesimato per šitą. Mūrijų.